Šiandien realybės šou Šlovė ir turtai matysite. Talentų patikra dalyviams sukėlė isteriją. Eik ir apsilochink. Į žvaigždžių kalvę atvyko pirmieji rimti svečiai. Šlovė. Mes padarom labai paprastą dalyką. Šlovingos Daivos dienos suskaičiuotos. Gėdos sostas laukia atvirų dangčių. Su jumis jau antrą kartą sveikinasi skandalingas realybės šou Šlovė ir turtai. Praėjusioje laidoje matėte, kaip į namą prestižinėme sostinės mikrorajone susirinko pripažinimo ir pinigų ištroškę dalyviai. Aš tikiu, kad aš galiu turėti bet kurią moterį. Šie žmonės pasiryžo turbūt didžiausiam savo gyvenime iššūkiui – padaryti viską, kad taptų šlovingi ir turtingi. Aš merga taip nesugebu. Tačiau kitos akimirkos, kai nugalėtojas išsineš lagaminą su 50 000 litų, dar daug druskos teks suėsti. Kad lengva nebus, įsitikinote jau vakar. Lerva kažko! Lerva! Pati pizdik, visi pati pirmą. Realybės šou dalyviai jau pirmą vakarą nusimetė visas kaukes. Tačiau iš ryto kaukės ar bent akiniai nuo saulės tikrai būtų pravertę. Po tokio vakarėlio staiga pažadintų žmonių veidai tikrai nepriminė spindinčių žvaigždžių. Turite lygiai 10 minučių apsirengti. Oi, kokie visi savotiški. Realybės šou Šlovė ir turtai dalyviai jau išsirikiavo priešais išsipučiusius laidos vedėjus. Mes iš tikrųjų esam čia tam, kad atsijotume grūdus nuo pelų. Jeigu kas nors nelabai žino, ką tai reiškia, tai yra, kad mes esam tam, kad atskleistumėm jūsų talentą. O tam, kad sužinotumėm, ar apskritai jūs turit kokių talentų, pirmiausia, juos pristatyti turėsit patys. Ir norėčiau išmokti čia, rumba, salsą, ta prasme, žinau, kad galėčiau. Ir teko jau vakar man pašokti su Edgaru ir man labai gerai gavus, kaip ir jam. Esu Monika Ostravkova. Mano talentas iš tikrųjų yra turbūt stipriausia pusė, tai vaidyba. Galiu daugelį išparodijuoti. Tai aš esu Edgaras ir galbūt dėl Tado pagalba šokiu. Talentingas šokėjas, ar ne? Talentingas, perspektyvus šokėjas. Smagu girdėti. Labas rytas, esu Nerijus. Manau, po vakar irgi teko įsitikinti, kad galėčiau aktorinių paimti ir paparodijuoti moterį. Žodžiu, mėgsi persirenginėt moterim, ar ne? Net nemėgstu aš kasdien, bet prasme vakarėlių šau, kodėl ne? Marina, tave mes pažįstam iš grupės buvusios, ar ne, Olele Pupytės. Galėtum dabar padainuot mums? Marina Bui, seksualių merginų grupėje išgarsėjusi blondinė, čia atvyko tam, kad įrodytų, ji gali dainuoti. Prašau. Aš nežinau, kokią dainą. Tikrai dabar, žinokit, neateina mintis dainuot, bet aš padainuosiu. Galėsiu padainuoti. Marina, tu dabar turi dainuoti. Aš nežinau, kokią dainą. Žmonės, jūs atėjote į šitą projektą parodyti, kad esate talentingi ir norite susikrauti turtus ir šlovę. Kuklumas čia, žinokit, ne vietoje. Taip. Ypatingai žmogui, kuris yra iš scenos, tai Marina, stebini mane iš tikrųjų. Nežinau. Šiaip kažkaip toks rytas labai keistas, nes pamiegojau tik 2 valandas. Tokia irzli visa, neišsimiegojus. Čia užsipuolėt, padainuok, kažkaip nežinau. Reikia dainuoti, o Marinos akise ašaros. Ateik mažutė. Aš dabar biškinas ruinsiu. Gerai, žiūrėk, Zirkelį, viskas yra gerai. Padainuok, gerai? Aš dabar gerai. Nesikuklink. Marina, dabar tikrai. Sveiki. Aš dabar viskas gerai. Nefilmuok. Marina nesutinka dainuoti. Galbūt jos vokalinis talentas fikcija. Anksčiau ir vėliau tikrai tai atskleisime.
Taigi duodam laiko Marinai susikaupti ir šiek tiek apraminti emocijas ir sekantis dalyvis prisistatyk. Sveiki, esu Dima, turbūt būsimas ir labai geras dainininkas. Išėjai į priekį, tai turbūt jau pats nori pademonstruoti savo talentą, ar ne? Dima daug drąsesnis, galbūt jo balsas ir neatominis, užtat drąsos šiam vyrui netrūksta. Believe me, there is nothing to me. There is not, I'm leaving two words. Tai ir taip ir panašiai. Štai, va. O štai Daiva. Koksgi šios panelės talentas? Visi mes žinome, kad man patinka labai viliotiniai. Ta prasme, viliotinis, tai kokio čia pobūdžio viliotinis? Šiaip, gaugau. Ką dirbi gyvenime? Šoku. O ką šoki? Gaugau. Iš gaugau, ar ne? Tadas traukia įrodymus. Nežinau, ar kiti dalyviai tą žino, bet... Čia yra tokia... Ar atpažįsti? Įsižiūrėkite į šią panelę. Argi jums ji neprimena Daivos? O gal visa tai tik provokacija? Matyta aplinka? Ne. Panaši mane mergina striptizą šoka. Negali būti, bet šitaip inirtingai dėl radži meilės kovojusi mergina iš tiesų erotinių šokių atlikėja? Čia tu? Nu, bet tai veidas kur? Kaip kur veidas? Pažiūrim dar kartą. Po vieną. Bet žiūrėk, kur veidas? Nu, panašus veidas, bet ten tikrai ne. Čia nepanaši mergina į tave, tai esi tu. Kodėl aš? Nu, dėl to, kad mes nufilmavom tave šokančią striptizą. Mano mama tą dalyką žino ir ji net nesmerkė. Nes aš pasakiau, darysiu tai, kas būtų man naudinga ir jeigu matys, kad manęs nesmerkė, aš darysiu tą ir toliau. Ir aš žinau, kad anksčiau vėliau sužinos, taip, ir aplamai labai daug kas jau ir žino. Blogiausia yra ne tai, kad tu šoki striptizą, o tai, kad esi melagė. Paprastutė Daiva iš Šilalės. Pasirodo, nėra jau tokia ir paprasta. Aš manau, kad Daiva gali daug daugiau negu šoks striptizą. Šiaip tai. Ir galėtų kiti pinigus tos uždirbti. Dar didesnis šokas vaikinams. Jie nenutuokia, kokią paslaptį saugo mergina, su kuria teks itin artimai bendrauti. Esu bendravęs su merginomis, kurios šoka klubuose, seksualiai apsirengusios, bet kad jau su striptizo šokėja, tai neteko bendrauti. Mažyčiame pigaus motelio kambaryje gyvenanti Daiva pateko į televiziją ir viskas apsivertė aukštyn kojom. Tačiau Daiva naiviai tikėjosi, niekas apie jos amatą nesužinos. Tačiau realybės šou Šlovė ir turtai ne tik apie deimantus ir ovacijas. Čia bus ir aštrių akmenų. Ir mes priėjome prie pirmos realybės šou Šlovė ir turtai taisyklės. Kiekvienas, kuris pasielgs blogai, gaus bausmę. Ir ta bausmė tęsis iki kitos dienos vidurnakčio. Čia yra labai žiauri bausmė. Labai žiauri. Ir būtent man sugalvoti, čia toks durnys. Daiva, nepradėk. Daiva, patylėk, gerai? Turėkit visi tai omeny, kad jeigu turit kažkokių paslapčių, iš karto pasisakytumėt. Ja? Nes kitu atveju jūs tapsit tuo šeštu, nes šeštas žmogus tai yra tas, kuris darys viską už kitus. Reiškiasi, neš šiukšles, plaus indus, darys viską, ko užsinorės kiti dalyviai. Bet tai galios tik tai iki kitos dienos vidurnakčio. Tai reiškia, po to gali tekti kitam kažkam iš jūsų būti tuo šeštu. Beje, Tadai, šeštas turės ypatingą vietą. Tai yra sostą. Šiame realybės šou melas netoleruojamas. Kiekvienas prasikaltęs dalyvis užims gėdos sostą ir tik pakeltų dangčiu. Daiva, ateik pas mus. Čia yra speciali atributika. Pasimatok. Pasimatuoti? Gavau maikutę su 6 skaičiu ir sostą, kuris yra labai gražus, yra klozetas.
Bet ten labai gražus klozetas. Aš dar tokių gyvenimų nemačiau, niekur tokį nėra, niekur nemačiau. Ir 6 skaičius reiškia kaip šeškas, kuris turi viską daryti, eiti. Tarkim, Nijolė juokėsi iš manęs, bet jeigu aš netgi laikau špygas, kad Nijolė gautų vaikutį, jūs neįsivaizduojat, aš noriu kaip Nijolė. Nijolė paliubomu, gera mergička yra, gerai, ten paprikolinam, bet jinai juokėsi iš tai, kad gavau vaikutį, juokėsi. Daivos laukia nelengva dalia. Jai teks paklusti ne tik vedėjų, ypatingų svečių, bet ir kitų dalyvių reikalavimams. Iki kitos dienos vidurnakčio ji dirbs juodžiausius darbus. Mes jums esam paruošę 50 000 litų, dėl kurių jūs varžotės. Ir aš tikiuosi, kad jūs išmoksite daug ir tuos talentus tikrai atskleisite. Jeigu kartais neatskleisit, jūs patys žinot, kad jūs keliausite iš čia. Taigi, brangiai, tai yra jūsų šansas ir išnaudokite jį protingai. Aš tikiuosi, kad jūs mūsų nenuvilsit. Ačiū Jums ir viso gero. Jūs žiūrite realybės šou Šlovė ir turtai. Viename name gyvena 9 laimingieji. Jiems jau pasisekė. Dizainerių apstatytose apartamentuose jų laukia iššūkiai. Kai kam jie pasirodys per dideli. Precedentas jau yra. Savo įspūdingą pasirodymą pademonstravęs Nerijus sulaukė ir liaupsų, ir priekaištų. O gaugau talentą rodžiusi Daiva demaskuota. Tu čia atėjai į tą projektą ir tu kaip viešas žmogus ar pilna teisė, turi žinot, kur tu dirbi. Supranti? Dirbu nekur. Nu, kuo dirbi? Tai jeigu tau yra gėda, tai kokio teisintis? Neprivalo. Kodėl aš kodėl tu ten neateina pas jūs ir nepaklausė tą įveikį ir nesiknėsi pasienę? Tai palauk, kad jis gal visiems eilė, Daiva, nu. Žvaigždžių kalvėje pirmą kartą pasigirsta skambutis. Už durų pirmieji realybės šou Šlovė ir turtai svečiai. Šio namo gyventojų laukia ne viena viešnagė. Ir ne visos viešnagės bus malonios. Šlovė! Labą dieną. Palidovą. Labas, merginos. Labas, vaikinai. Vyrų irgi turim, ar ne? Sveiki, gyvi. Mes į svečius pas jūs. Labas. Lydėkite. Inga Valinskienė. Niekas nedrįstų pasakyti, kad ši moteris nenusipelnė šlovės. Scenoje ji jau 20 metų. Jai teko vesti televizijos laidas, garsinti filmus. Viskas, prie ko prisiliečia Inga, virsta auksu. Jinai užėjo ir iškart aplinka taip nušiuvo. Nes jinai labai moka tą moterišką kūno kalbą, kas moteriai priduoda labai daug elegancijos. Ji gali būti negraži arba gali būti nelabai simpatiška, bet jeigu jinai pateikė save taip, kaip Inga pateikė, visi vyrai žiūrės, moteris pavydės, karjeros laiptai greitai kils. Tai yra matos sėkmingo žmogaus povyza, eisena, išvaizda. Edgaras. Edgaras, malonu, Edgarai. Kodėl paskutinis pasisveikinai? Pats geriausias. Nori būti išskirtinis. Arba kukliausias, ja? Vargu ar Lietuvoje yra žmogus, kuris net pažintų Mariaus Gelažniko. Šie du žmonės pirmieji realybės šou Šlovė ir turtai svečiai. Šlovė ir turtai. Iš tikrųjų, jums patiems reikėtų čia iš pradžių atskirti šlovę ir turtus. Turtingas žmogus nebūtinai bus šlovinamas ir atvirkščiai tas, kuris yra pripažintas, garbingas ir šlovingas, jis nebūtinai bus turtingas. Jeigu tu kažkur kišinausi, tu ir būsi pastebėtas ir būsi matomas ir tuo pačiu metu ir apkramtytas, aišku. Net per svarbų susitikimą Daiva negalėjo pamiršti savo pareigų. 6 yra 6. Kai reikia ką nors padaryti, ji privalo suskubti pirmą. Labiausiai patiko, kaip Daiva aptarnavo jos. Ten tai buvo topas topų. Tai man labai patiko. Ačiū. Prašau. Yra turbūt per maža šalis. Ačiū. Tiesą sakant, drąsa yra vertybė ir nors pati aš niekada tokia nebuvau ir iki šiol nesu ir matyt tokia ir mirsiu, galbūt dėl to ir moku įvertinti šią savybę kaip labai teigiamą, norint kažko pasiekti, kažką gauti, kažką išsiplėšti.
neišsiplėšę šiame gyvenime turbūt nieko neturėsi. Na, man tai negalioja, bet turbūt viena iš nedaugelio. Ačiū už svetingą priėmimą, o jums galiu pasakyti, kad jūs dabar vyksite visi į didžiulį išbandymą. Taip kad sėkmės jums. Ačiū! Ir ačiū jums. Realybės šou Šlovė ir turtai dalyviai sėdasi į autobusiuką ir leidžiasi į naujus išbandymus. Nu ką, brangiai, nusirenkit ir palaukit, kol aš jūs pakviesiu po vieną. O taip. Deivido Zvonkaus įrašų studija. Čia gimsta daugybė žinomų atlikėjų dainų. Deividas pasiryžo išklausyti kiekvieną realybės šou Šlovė ir turtai dalyvį. O, ir kurgi aš tave mačiau, labas. Ačiū, ieška žmonos. Gerai, klausyk, ateik čia. Man iš dešinės. Ai. Nes aš labai nemėgstu eiti į kairę, tai būk iš dešinės. Gerai. Klausyk, man reikia išgirsti, kaip tu dainuoji. Jolki, tu palki, ir vėl mano balsas užkimęs. Kaip tik užkima tas balsas, tai ir man reikia dainuoti. Ar čia specialiai, ar čia nežinau, visada kažkas tai atsitinkam. Gal gamą padainuok? Gamą, Tiesiog taip. užkimas vėl balsą. O mielas daktare, padėk. Nijolė. Ji jau plėšė duetą su Radži, o dabar jos užduotis gama. Skamba paprastai, bet ar tikrai? Aš negaliu, užkimęs. Jo, bet tu steniau nedainuoji. Aš girdžiu, kad mes sako nedarysiu. Jie pykstasi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Palaukit, dar kartą galima. Vėl tu prareikusi balsą, aš dabar jam gal dainuosiu gamą, bet po to kaip uždainavau. Sakau, nebegaliu, sakau, ir vėl tas pats, sakau, ir vėl tas pats kaip dvare, sakau, ta pati istorija. Aš sako, gerai, ačiū, išeik. Laukiai, aš sugrįžau, tik tai tu manęs jau nebematai. Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul tonight? Neturiu kažkokių pernelyg didelių vilčių. Išgirdau tai, ką turbūt ir pats galvojau išgirsti ir labai patiko iš tikrųjų nuoširdumas ir viskas labai patiko. Hold me in your arms tonight. Aišku, tu mokinaisi dainavimo kur nors, kada nors, ne. Nes šiaip pas duomenis tu turi, bet tu turi polinkį šaukti labai. Eilėje pas Deividą labiausiai jaudinasi Marina Bui. Juk dar šiandien iš ryto, paprašyta padainuoti, jį apsiašarojo. Nežinau, netgi po daugelį metų, pavyzdžiui, kiek aš čia 3 metus gal dainavau, kažkaip nežinau, eidama į sceną aš taip nebijodavau, tarkim, išeiti į sceną, ten pradėti dainuoti, sušokti kažką, sušūkauti mikrofoną, o čia aš žinau, kad turėsiu pralaužyti tos ledus, bet, tikiuosi laikas viskas tvarkys. Bandyk. Ilgas kelias. Įsiklausykite, mergina, ilgą laiką dainavusi grupėje, kurioje reikėjo labiau ne dainavimo, o kitų sugebėjimų, atsiskleidžia naujomis spalvomis. Naktis, virbančių šalčių, aš norėčiau priglaust prie tavųjų pečių. Jo, buvom pas Deividą Zvonku ir iš tikrųjų aš pralaužiau tos ledus, tą baimę savy. Kažkaip nežinau, nes iš ryto apsivirkiau, labai pergyvenau, labai bijojau, o pas Deividą Zvonku aš savo pasirodymą vertinau. Ne 10, bet 8 balais. Ką daryt, jei tavęs nemyli niekas, o tu tai visus myli? Ką daryt,
Jei tu dirbęs per dieną, vėl vargšas esi. Su visa pagarba Radžiui, man iki jo labai toli dar. Aš žinau, kad aš esu nelabai mokantis dainuoti, tai aš orientavausi į kitą pusę, tai yra pateikimą, galbūt kažkiek įdomesnį, gal kažkiek parodijuojantis jį būtent. Na ką, judesiai tokie visai gal kadrui tam tikrų laidų ir tinkami, bet su muzikalumu kol kas toli nenuvažiuotų. Štai visi realybės šou Šlovė ir turtai dalyviai išsirikiuoja Deivido Zvonkaus įrašų studijoje. Jie laukia verdikto ir net neįsivaizduoja kokio. Na kągi, tie du žmonės, kurie pasirodė ryškiai geriau už visus likusius, yra Dima ir Marina. O kadangi mums reikia trečio, tai čia labai maivėsi, tai tebūnie Nijolė. Aš? Ir tu, jeigu tu išmoksi normaliai ir normaliai dirbsi, tai tu turi galimybę neapsijuokti. Bet jeigu tu maivisės, tai vat eik ir apsilochink. Gerai. Tas scenas. Gerai. Aš sutinku. Tai gerai, jūs trise liekat, kiti... Pranešame iš anksto. Šios užduoties nugalėtojas gaus prizą, kurį gauti lemta toli gražu ne kiekvienam. Taigi, brangieji, sveikinu. Deividas jumyse įžvelgė didžiausią talentą iš visų esančių dalyvių. Ir jūs patenkate į kitą etapą. Super. Yeah. Įsivaizduokit grupę. Dima, Nijolė ir Marina. Visiškai skirtingos parapijos. Vienas Bilanas, kita ten išvis nežinau. O trečia isterikė. 3 realybės šou Šlovė ir turtai dalyviai gali dainuoti. Tačiau nuo galėjimo iki tikro dainavimo jiems dar toli. Laukia pamokos. Ir ne pas bet ką, o pas tikrą vokalo ikoną. Gintarė. Labą, malonu. Čia mūsų būsimo žvaigždės. Sveiki. Mes labai malonu. Malonu. Taigi, Rosita, turbūt jau girdėjot, kad Lietuvoje atsirado nauja žvaigždžių kalvė. Naujas realybės šou Šlovė ir turtai. Girdėti apie visus pabiški, gal ne apie visus, bet... Mes pas jūs atvažiavom iš Deivido Zvonkaus. Pas mus yra 9 būsimi talentai. Ir 3 iš jų atrinko tokius, kurie pasižymėjo geriausiais vokaliniais sugebėjimais. Kaip įdomu. Tikrai nesitikėjau, jog bus Rosita Čivilytė. Labai gerbiu šitą žmogų ir iš tikrųjų labai norėjau išgirsti jos nuomonės. Būtent apie mano dainavimą, apie mano sugebėjimus ir apskritai, ką aš galiu ir ką galima išmokti ir ar verta dirbti toliau. Žodžių? Gal biškį tau bus per aukštai. Aha, mano šičia. Nu, 1, 2, 3, 4, 1. Ilgas kelias, tarp trumpų naktų, ilgas kelias. Galima be žodžių. Išsižioti bandyk. Aha, nu, dar karčiuką. Nu, nesvarbu čia žodžiai. Dainuok, nesvarbu žodžiai. Nuo tos vietos. Aha, gerai. Kol Marina ir kiti repetuoja, žvaigždžių kalvėje vyksta sujudimas. Namo grįžę Marinos konkurentai jai rengia gimtadienio staigmeną. Šiandien žinomai gražuoliai sukanka 25. Mes prisiglausti. Jokių gling. Žiūrėsiu, atlaisvinsiu. Aš pasimetusi esu. Aha, savyje meilės nerandu. Aha. Tuoj, palaukit, dar yra. Taip. Žinai ką, aš turiu patarimą. Gerai. Žinai? Padarom paprastus pratimus, gerai?
Net negaliu pasakyti, kas čia yra fantastika. Kad aš pas ją atsidūriau, kad aš su ja susipažinau ir kad jinai mane mokino. Čia yra, aš galėčiau buškinai. Na, iš tikrųjų malonu, net ranką yra paspausti tokiam žmogui kaip jai. Koksai esi balsas. Įspūdingai žemas. Gerai, tai kol kas ačiū tada ir iki. Ačiū labai. Dėkui. Pirmoji pamoka baigta. Dabar beliko aptarti, kokiosgi šios trijulės perspektyvos. Gal nei iš vieno neišeis dainininkas, o gal visi labai talentingi. Rosita Gintarė visiškai atvira. Iš šitos trijulės aš norėčiau labiausiai, aišku, paminėti Mariną. Todėl, kad iš tiesų mane šiek tiek nustebino. Aš nelabai supratau, ką jie iki šiol daro ekrane. Kodėl jie nedainuoja. Jie gali dainuoti. Ką galite pasakyti apie kitus mūsų dalyvius? Dima, manau, jis turi labai tokį unikalų balsą. Tai yra bosas ir jų nėra daug. Tačiau aš nepamačiau jame to, žinai, tokios tikros gyslelės, tikro užsidegimo tapti kažko. Tai yra viskas tokiam saviveikliniam lygyje. Aš manau, kad jisai turi tam lygyje ir išlikti ir ko gero galbūt jisai tenai atras savo dainavimą pavadinimu hobis. Nu ir kaip sekėsi mūsų Nijolei? Siūlyčiau jai nedainuoti. Niekada. Aptarimas baigtas. Dima, Marina ir Nijolė grįžta namo. Tačiau šis vakaras ypatingas. Šiandien ne tik didžioji talentų atradimo diena, šiandien Marinos gimtadienis. Fainai, iš tikrųjų tokios natūralios, labai šiltos emocijos ir sakau, gyvenime neturėjau tokių staigmenų, ta prasme, tai yra banalu, bet man galbūt kažkas niekada to nedarė. Realybės šou Šlovė ir turtai dalyviai švenčia. Tačiau nedaug šiame name bus švenčių, kurių nevainikuotų protų nesuvokiamos staigmenos. Štai prie švenčiančios kompanijos jau prisijungė ir Gintarė. Marinai, Dimai ir Nijoliai nusišypsojo laimė pasimokinti vokalo galimybių pas vieną geriausių vokalo mokytojų, tai yra Rosita Čivilytė. Bet kas labiausiai nustebino po pokalbio su Rosita, tai kad mūsų Marina, kuri yra pagarsėjus dainavimu krūtine, Papais. Tipo, bet tai jo. Čia yra tik apkalbos. Iš tikrųjų yra puikiai dainininkė. Turint geriausia tau turbūt dovana. Gimtadienio proga išgirsti tokią naujieną. Dovaną aš turiu dar malonesnę tau. Marina turės galimybę pasirodyti žvaigždžių duetuose. Ir tai vyks per šį atidarymą, per pačią pirmąją laidą. Tai galim pasveikinti ją. Valio, Marina. Žvaigždžių duetai – ilgiausias Lietuvos istorijoje muzikinis projektas. Jau tapo įprasta, kad šiame šou sudalyvavę atlikėjai apipilami šlove. Galbūt tai laukia ir Marinos, bet apie tai jau kitoje laidoje. Rytoj realybės šou Šlovė ir turtai žiūrėkite. Tas žmogus, kurio pasirodymas bus prasčiausias, šou paliks. Nijolė praranda savitvardą. Realybės šou mezgasi nauja pora. Poros likimas neprognozuojamas. Atsibūdom kartu. Labas, Mija.
Skambina tau Dima. Šlovės ir turtų rezidencijoje renkasi įžymybės. Kita intriguojanti realybės šou Šlovė ir turtai serija jau rytoj, 21 val. Per LNK. Aš noriu išviešėti.